Tada pasiėmėm dar makaronų, nes varžybų savaitė, krosiukas dan. Dar parodysiu tokį sveikesnį variantą, kaip Snicker bar. Apsipirkom, padarysim vlogą. Sveiki atvykę į video vlogą. Šiandien yra sekmadienis, žiūriu Paryžiaus deimantinę lygą. Nerealūs rezultatai, moterų 800, vyro 800. Šiaip turėčiau dabar eit bėgti, bet negaliu, noriu pasižiūrėti pusantro. Tai biški vėlesnis startas šiandien ryto, atsikėliau šiaip biški vėliau taip pat, leidau savo pamiegoti, visgi yra sekmadienis, vakar turėjom ilgą krosą, bėgau kažkur 14,8, 9 myles, tai tokį long-ish krosą. Ne visiškai longą, bet ir nepaprastą bėgimą. Šiandien eisim prasibėgti, pasižiūrėsiu, gal padarysiu biškį eliptikulo, gal nežiūrėsiu, kaip jaučiuosi. Kadangi artėja varžybos, artėja startas, tai leidžiu savo pasižiūrėti, kaip pati jaučiuosi, nes tikrai dabar apimtis biškį mažėja. Turėsiu labai didelį startą, bėgsiu Pre Classic su labai greito moterim. Tai laukia labai įdomi patirtis. O dabar matau, bėga jau vyrai pusantro, tai pasižiūrėsiu, tada eisim prasibėgti ir žiūrėsim, ką toliau veiksim, padarysim tokį šiandien kaip resetą. Šiaip vakar susitvarkiau apartamentus, tai nėra, kad labai daug ką reikia kažką padaryti, bet reikės apsipirkti. Šiandien bus tokia kaip nauja pradžia kitai savaitei. Gerai, ruošiamės bėgti. Šiandien jaučiamės užžavai, nėra taip šilta, tai apsidėsiu topą, bet vis tiek po to darysime eliptikulą, tai visai cute. O kiek jau 11 valandų pabaigiau žiūrėti, man čia jau gausi toksai vėlokas bėgimas. Pasiėmu rankšluosčius, nes visada, kai darau arc training, man reikia pasimti rankšluostuką, nes man tikrai prakaitas bėga. Ir pasimsiu rankšluostį nusipraust po, nes dar manau, kad užeisiu į sauną. Pasidaryti tokią lengvą heat training. Žinoma, būtinai pasiėmam snacksą. Snacksui pasimsiu porą savo energijos rutuliukų. Įsidėjom savo rutuliukus ir pasiėmėm elektrolitų su savim. Šiaip dabar taip įdomiai oru, nes Europai karščio banga, o pas mus atvirkščiai atšalo dabar, o kitą savaitę bus labai karšta. Ir žinoma, kai startuosim, bus 28 laipsniai ir saulė. Liuks, tobulas oras myliai bėgti. Žinoma, turėjo biškį pradėti lynoti. Kai taip tai ryte buvo visai saulė lindo, dabar jau apsiniaukė lynoja, tai tikėkime nepradės lyti. Bet labai lengvai prasibėgsim. Šiandien aš viena. Sekmadieniai mūsų tokia on our own diena. Darom atskirai dažniausiai tiesiog iš to režimo biškį išeiti, nes vis tiek mes dažniausiai sportuom kiekvieną dieną. Tai va. Ai, aš dar padariau lietuviškus favesus ir pamiršau įdėti šitą Hypervolt Go 3. Žiauriai geras dalykas. Jeigu pasidaryti tokį apšilimą prieš lengvą bėgimą. Pati geriausia aktyvacija, sakyčiau, nes mažai ką reikia daryti, bet labai gerai atpildoja raumenis. Aš, pavyzdžiui, dažniausiai turiu prie ankaulio biškį įsitempusią blauzdą, tai tiesiog biškį praeinu ir žiauriai gerai. Šiandien nenustebinsiu. VMR 18. Lengvam bėgimui man jie labai patinka. Man patinka lengvam bėgimui arba Structure Plus. Mano shoe of choice. Krosiukas dan. Šiaip visai gerai bėgos, tik 100 km pulsas ir bėgau tikrai greitesnę pusę, tai labai džiugiuosi. Aš dabar pradėjau dirbti ties klubais savo, kad aktyvuoju daugiau bėgime ir iškart man keliai daug geriau jaučiasi. Ir pas bėgimas toks lengvesnis, tai labai smagu, kad dirbam ties klubais ir jaučiasi tas pokytis į geresnę pusę. O dabar lėksiu į džymą. Nežinau, ar dar turiu laisvą dieną, žodžiu, tam džime aš pasiėmiau pirmą kartą, kai atvyksi, gauni 7 dienas trial pasibandymui, nemokamai. Ir aš pradėjau aną sekmadienį ir šiandien yra sekmadienis. Tai nežinau, ar dar leis šiandien ateiti ar ne, nes kaip ir sekmadienį ryte buvau, dabar rytas, nežinau, pasižiūrėsim ar leis. Galėčiau nusipirkti abonementą, bet jau nelabai apsimoka, nes vis tiek jau grįšiu Lietuvą prieš Lietuvos čempionatą ir gaunasi nepilnas mėnesis ir dar pasirašant reikia sumokėti mokestį už pasirašymą ar pradedant narystę kažkaip, kad ten gautųsi labai didelė suma, gal $100. Tai nelabai apsimoka, bet smagu šiaip pakeisti aplinką. Man patinka tam džinime, nes nauja aplinka ir galiu pirtelį nueiti viską, tai pasižiūrėsim.
ar leis mane šiandien dar. Biški pragėdėjo, aš gavau lietučio nedaug, bet svarbiausia, kad nepermirkus. Ir dar šitie šartukai norėjau jums pasakyti. Čia yra Nike Universa. Žiauriai faini, nes jie neparodo prakaito. Jų tokia medžiaga, kad tas prakaitas nelabai, nebent labai jau suprakaitavęs, bet šiaip jisai nesimato, jis viduj kažkaip išlieka, tai man labai patinka. Pasižiūrėsiu, kur Lietuvoje galima nusipirkti ir įdėsiu savo mėgstamus produktus. Gerai, dabar bandom lėkti džymą. Ir pasimsiu vieną iš savo rutuliukų, nes jau valgyti noriu. Minučių don. Stengiausi kuo žemesnį pulsą laikyti, tai gausi apie 100, gal kem 8 average, kas man visai gerai. Dabar lekam į pirtelę 20 minučių tiesiai. 8 kilai done, 30 minučių arc trainer done, pirtis done, 20 minučių pirtelę. Žodžiu, lėksim namo, pavalgyt, palsėt. Dar suvalgysim savo rutuliuką kelionį namo ir tada dar turėsiu grąžinti akinius, grąžinti laikrodį, dar papasakosiu apie laikrodį, nes dabar lėksiu atgal, bet žodžiu ir dar apsipirksim vakarienį. O tada pasižiūrėsim, ką mes čia dar nuveiksim šiandien. Sekmadienis, tai žinokit, ramiai šiandien, ramiai. Deserčiukus mes labai mėgstam, aš dažniausiai mėgstu padaryti kažką namuose, o ne pirkt, tai dar parodysiu tokį sveikesnį variantą kaip Snicker bar. Turbūt esat matę datulės su riešutų sviestu, šokoladu ir biški druskos. Tai aš kaip tik dar turiu tą crunchy riešutų sviestą, tai su riešutų gabaliukais. Taip pat tas bus. Tai aš padarysiu kelias tiesiog datulės, nes aš kai noriu saldaus dažniausiai, aš pasiemu ir kažką, ką turiu. Tai visada man smagu, kai yra padėta ir ready to go, kad galėčiau tiesiog pasiimti ir pasnekinti. Tai pasimsiu 2 datulės, išimsiu kauliuką ir tiesiog paliksiu, kad liktų toks kaip laivelis, nežinau. Ir į vidų čia dėsim riešutų sviesto. Man patinka šiaip turėti kažką sveikesnio paruoštą, nes aš kaip užsimanau saldaus, kad neim kažkokio nesveiko maisto, o tiesiog po ranka turėti kažką sveikesnio, bet vis tiek. Saldaus uždėjau riešutų sviesto į puselę svarbą, pasidarysiu porą ir tada išsilydysim šokolado. Aš naudoju tiesiog juodą šokoladą 7%, gal man toks skaniausias. Jeigu nori dar saldžiau, galite įsilydyti pienišką šokoladą, bet juodas veikiau ir man šiaip labai skanu. Įsidėsiu porą riekelių šokolado juodo. Šiaip dažniausiai biškį pilu pieno, kad geriau įsilydytų, bet neturiu pieno, ką tik pabaigiau, tai tikėkimės, kad kažkiek pasilydi. Žinau, kad gali kokosų sviesto truputėlį dėti, bet aš neturiu. Tokias va 2 riekelės. Išsilydė tik reikia labai greitai, kai išsilydo, kad jisai nesustinktų. Šiaip galite išvaliuoti datulę, aš tiesiog ant viršaus taip užberiu gražiai. Ir jisai užstinks taip mum. Ir truputėlį druskos, kad gautųsi tas toksai. Nors mano tas riešutų sviestas turi druskos, tai gal nereik daug. Va taip atrodo. Ir dabar įdėsiu šaldiklį porai valandų ir bus toksai kaip Snicker bar. Šiaip tikrai kaip Snickerso batonėlis tą skonį turi, man labai patinka. Ir sveikesnė alternatyva. Žodžiu, džiugiuosi, kad prisirašiau išeiti ir padaryti, ką reikia, nes apsiniaukę, man dažniausiai apie 3 valandą pasidaro toks tingulys ir aš nieko nenoriu daryti, bet prisirašiau žodžiu. Vešiu priduoti, grąžinti Korosą. Tai nusipirkau naują laikrodį, čia yra Garminas 5-7. Mano komandos narė Klaudija rekomendavo, sakė, jai labai patinka, jinai pati turi. Bet žodžiu, vešiu grąžinti Korosą, nes aš tai šiaip ir šnekėjau, ir rašiau laiškus, ir bandėm įsiaiškinti šitą situaciją, turėjau net kelis, nes kai bėgu ir imus plitus, man rodo tiesiog blogus plitus. Pavyzdžiui, bėgu 200 yra 2,9,
man rodys 3, bet aš tada einu į apsą, rodo 2:09. Nes mes kai bėgam, tai mano treneris nuima laiką, tai mano komandos narės nuima laiką. Ir tiesiog netikslus splitai visiškai. Tada ten upgrade'inau, padarė naują versiją, kad upgrade'inti ir panašiai, lyg ir viskas geriau buvo. Ir dabar darėm treniruotę šią savaitę ir splitai visiškai netikslus. Pavyzdžiui, ten bėgom 400 ir Klaudija nuėmė minutę 004, o treneris irgi, o mano rodo PM 9:7. Nu ten visiškai, pavyzdžiui, o po to bėgam kitą atkarpą ir mano rodo, kad iš vis lėtai bėgu, nors bėgam greičiau. Pavyzdžiui, kai aš vedu repą ir matau blogesnį splitą ir tada gaunasi visas splitas lėtas dėl to, kad mano laikrodis tiesiog rodė, tiesiog netitinkamai rodo tą laiką. Nervuoja, nes ir treniruočių, mums ta kiekviena sekundė ar pusė sekundės yra labai svarbios. Kai aš vedu, aš nenoriu ten ar per greit ar lėčiau vesti vien dėl to, ką mano laikrodis rodo. Tai žodžiu, tai gražinsiu, susisiekiau, leidžia man gražinti. Nežinau, aš tikiuosi, jie įsiaiškins, nes čia toks keistas dalykas atrodo, tiesiog tau rodo blogus splitus, tu pati imi splitą su ranka. Tai kažkas pas juos, nežinau, ir ne aš pirmą tą pačią problemą turiu, girdėjau iš kito sportininko, tai žodžiu. Gaila, nes neblogas laikrodis, bet dabar nusipirkau Garminą ir man labai patinka. Ir dar gražinsiu akinius, nes nusipirkau ir jie labai dideli. Tai va dabar pasidarysim tą ir lėksim dar apsipirkti maisto. Vyksta pasirašymas Pre Classic. Čia visų nuotraukas deda, tai visai smagu. Dabar atėjau apsipirkti ir priduosiu laikrodą. Apsipirkom, padarysim haulą. O kai jūs grįžau, padarysim tokį haulą. Jeigu įdomu jums matyti, ką nusipirkau, tai didelį pieno. Nes pas mane pienas dingsta per kelias dienas, žinokit. Ir aš viena jį išgeriu. Tada braškyčių šiaip nedaug buvo likę, tai tokios nelabai gal šviežias, bet suvalgysiu, man labai braškės patinka. Kur įdėta varškė. Pasiėmiau šiandien smulkintos vištienos, pasidarysiu su mac and cheese. Buvo akcija, tai pasiėmiau tokį. Čia šiaip yra sveikuoliškas mac and cheese, kad čia yra padaryta iš geresnių ingredientų, be jokių visų ten Tai visai patinka man padaryti smulkintos vištienos ir tada mac and cheese ir taip susimušyti, visai skanu. Aš tikrai negaminu kažkokių stebuklingų receptų, labai paprastai, pasidariau, kas man patinka, susidedu vieną dubenėlį ir pasidariau tokį kaip bowl. Man labai skanu. Tada pasiėmėm dar makaronų, nes varžybų savaitė, Mano patys mėgstamiausi krekeriai čia yra hot honey. Tai aštraus medaus krekeriai žiūri skanus. Tokie saldžiai aštrus. Tada pasiėmėm tokį mažiuką siračios padažą, man jis patinka, bet man nereikia didelio, tai labai faina, kad tokius mažiukus padavinėja. Tada pasiėmėm jogurto, atsigerti, čia toks probiotikų gėrimas. Ir pasiėmiau dar tokios kombučios nemačiau, tokios skonio vadinasi Pure. Skaniai atrodo. Šiaip dabar norėčiau išgerti. Dabar po 4:30 gal nieko. Gal dabar išgersiu. Mano mėgstamiausių marinuotų agurkėlių. Tai va toks tas haulas. Šiaip turėjau susirašius, ką reikia pasidaryti šiandien, tai kad priduot laikrodį, priduot akinius ir dar išsiųsti kelis laiškus reikia. Tai visai gera diena, pasidarėm dalykus, kuriuos reikia. Padėsim varnelę. Dar šiaip man visai patinka šitas naujas laikrodis. Dar norėjau palyginti, pavyzdžiui, aš pirmą naktį negalėjau su laikrodžiu miegoti, antrą kažkaip pavyko, nes man vis tiek tas keistas jausmas dar, aš niekada nemiegu, aš šiaip nevaikščiau su laikrodžiu, nebūnant treniruotei, bet dabar turiu užsidėjęs, kad tas laikrodis priprastų kažkiek prie mano kūno, visi duomenys, kad būtų tikslesni. Tai dabar palyginsim šiaip miegą, nes norėjau pasižiūrėti, kaip mano rodo rinkonas ir šitas. Tai abu du rodė, kad miegau 9 valandas, kas tiksliai yra, bet kas keistas dalykas buvo, kad pavyzdžiui, man Garminas, o kaip dabar suras, kur tas mano miegas? Kažkur buvo, sleep. Abudu rodė miegą apie 9 valandas, bet kas keisčiau buvo, kad mano rinkonas rodo, kad aš miegau 2 valandas deep sleep, kas yra tikrai labai geras dalykas, labai nemažai gilaus miego ir kad turėjau 1:05 REM sleep. Bet mano Garminas rodė, kad aš turėjau tik tai 7 minutės deep sleep ir turėjau 3:15 REM sleep. Kad buvau atsikėlus, abudu Garminas rodo 17 minučių, o rinkonas rodo 8 minutės.
Tai žodžiu, šiaip aš nelabai pasitikiu laikrodžiu, nes man atrodo keistas dalykas, kaip nuo riešo, šiaip laikrodis, manau, yra sukurtas labiau sportuoti, o ne miegui ar kažkokiem labai kitokiem duomenim, kurie yra nesusijęs su sportu. O žiedas, mano nuomonė, turėtų būti tikslingesnis, nes jis yra sukurtas visiems tam duomenim, ypač miegui. Bet šiaip... Pasižiūrėjau, parašė mano agentas. Labas, Gabi, see you soon. Tiesiog. Žodžiu. Bet ką norėjau pasakyti, kad HRV dar tikrai nemanau, kad yra tikslus, dėl to, kad turiu laikrodį tik kelias dienas. Manau, reikia tikrai ilgesnį laiką dėvėti laikrodį, kad parodytų tą tikslesnį HRV, kol mano žiedas aš labiau pasitikiu. Bet žiedas mano rodo, tai miego HRV. Šiaip dienos HRV nerodo, nors ir šitas rodė miego. Garminas rodė, kad mano HRV buvo apie 100, man atrodo. 100 kažkiek, 0 kažkeli. O mano žiedas rodo 141. Tai tikrai yra skirtumas, bet kaip sakau, dar nuo kelių dienų tas HRV nebus labai tikslus. Tai tokie įdomesni pastebėjimai. Ragaujam savo Snickersą, pažiūrėsim. 10 iš 10. Ir geriu savo mokteilį su vyšnių sultėm, gazuotų vandeniu ir magniu. Norėjau padėkoti, kad praleido šiandieną kartu. Mes jau esame labai arti 1000 prenumeratorių, tai nepamirškit paprenumeruoti kanalą. Kaip visada labai ačiū, kad esat su manim, ačiū, kad žiūrit. Laikinkit, nepamirškit pakomentuoti, jeigu turit kažką gražaus pasakyti, o mes susitiksim kitam video. Čiau!